melskimės. Dieve įsakęs klausyti tavo mylimojo sūnaus, prabilk į mūsų sąžinės, nuskaidrink dvasios žvilgsnį, kad galėtumėm išvysti visą dieviškąją tavo garbę ir ją džiaugtis. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis Dievo žodžio. Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas. Skaitinys iš Pradžios knygos. Anomis dienomis viešpats tarė Abramui: eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu. Išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaimintas. Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą. Abramas išėjo, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą, neatsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvų nutarimų bei malonę, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų išganytojui Kristui Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangeliją. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną, užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniūpsti labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Girdėjome Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau, dieviškasis žodį, vietoje aleliuja, gavėnios metu praleidžiame aleliuja džiaugsmingą šūkį, nes gavėnė skirta tokiam susikaupimui, gilesniam apmąstymui, žinių pagilinimui apie Dievą, o taip pat širdies atverimui, kad mūsų ryšys su Dievu būtų atnaujintas, būtų tikras, nuoširdus, tokio, kokio Dievas nori, o Dievas iš mūsų nori labai paprastai, sakydamas: Būkite šventi, nes jūsų dangiškasis tėvas yra šventas. Žinoma, mums tai skamba labai gražiai, bet sunku pasiekti.
mes visi žmonės puikiai suprantam savo trapumą, savo klaidas, bet ačiū Dievui, kad mes dar turime tikėjimo dovaną, kad mes ieškome Dievo malonės, kad mes drįstame ištarti, prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad esu nusidėjęs mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu nuodėmingas. Ir tai kiekvieno žmogaus dalia, kiekvieno žmogaus sužeista prigimtis, kuri mums primena, kaip mums reikalinga ta Dievo malonė, tas Dievo artumas. Žmogus nutolęs nuo Dievo, ieškodamas kažkokių išeičių, lyg tai ir suranda kažką savo gyvenime, iš karto nepajunta, kad kažkaip tai tas nutolimas nuo Dievo dažnai, Dievas niekada neapleidžia žmogaus, Dievas visada pasilieka, bet žmogus, jeigu taip sąmoningai ir pastoviai tą daro, iš tiesų pasidaro žmoguje didelė tuštuma, žmogus nebežino, kur ieškoti išeities, ką vartoti, kaip elgtis. Todėl mes laimingi katalikai, turėdami galimybę išgirsti Dievo žodį, sustiprėti. Ir šiandien Dievo žodis, pirmasis skaitinys, mus nukelia į pradžios knygą, į pranašo Abraomo pašaukimą, į Abraomo, mūsų tikėjimo protėvio pašaukimą. Maždaug 4000 metų prieš Kristų. Įdomu, kad Abramas prieš tai, jis buvo kilęs maždaug iš Kuveito, Šumerų, bet jau tuo metu, kai Dievas jį pašaukė, gyveno šiaurinėje Sirijos teritorijoje, visai arti Turkijos. Labai derlingos žemės, jis buvo turtingas. Ir staiga Dievas jį šaukia, nes Abraomas buvo tas, kuris pirmas ir Dievas prakalbo su Dievu kaip asmuo. Jūs atsimenate, Abraomai, jis sako, aš čia. Taigi prakalbo kaip asmuo su asmeniu. Ir Dievas jam sako, palik šią vietą ir eik į kraštą, kurį aš tau parodysiu. Ir jeigu tu tą padarysi, tu būsi palaimintas ir per tave bus palaiminta visos žmonių kartos. Taigi jis tapo taip tikėjimo protėviu, jo toks švarus pasitikėjimas Dievu, palikti turtingas žemės, išeiti į kažkur į Palestiną, kur žemės neišdirbtos, kur ten vos ne, patys suprantate, kur reikia viską pradėti iš naujo. Taigi Abraomas leidosi paskui didžiąją nežinomybę tikėjimo kelionėje, jam buvo tamsu, jam buvo šiuo metu, kaip Dievas pašaukė, apie 75 metai. Jo mylima ir be galo graži moteris žmona Sara buvo 65 metų maždaug amžiaus tuo metu. Tokio amžiaus žmonėm leistis kažkur tai patikėti Dievo palaiminimu apie jo palikuonis, kad tavo palikuonis bus gausus, kai jie dar neturėjo savo vaikų. Mes tą istoriją puikiai žinome. Šiandien Abraomo palikonių yra maždaug oficialiai pagal tikėjimą skaičiuojant apie virš 4 milijardų. Tai yra nemaža šeima. Bet Abraomas mums šiandien iškyla, pavyzdžiui, klusnumu ir tokiu švariu pasitikėjimu Dievu. Taigi, ką šiandien Dievas mus ir moko, tikėk Dievu. Aišku, mes visi norėtumėm pamatyti, mes visi norėtumėm įsitikinti, žmonėm reikalingas įkvėpimas, žmonėm reikalingas pavyzdys. Mes bažnyčia turime daug šventųjų paveikslų, mes turime šimtus, tūkstančių šventųjų, kurių istoriją skaitome, kaip tie žmonės gyveno sunkiais, lengvais, įvairiais istorijos momentais ir kaip liudijo Dievą. Žmonės dažnai manęs klausia, sakė, kas čia tas per paveikslas pastatytas čia. Tai aš juokaudamas sakau, jūsų mylimas klebonas jaunystėje. Bet čia yra naujas bažnyčios šventasis, pats naujausias. Jaunas vaikinas, net nepanašus į kažkokį šventąjį, kaip dažnai bažnyčioje mes įpratę matyti. Aš specialiai nededu jokios informacijos dar kol kas apie jį ir nepastoviai ši vieta bus jo paveikslui, mes dar pagalvosim, kur. Aš noriu, kad jūs patys paieškotumėte, kas jis toks. Užtenka tik Google ir Karlos Akutis ir sužinosite viską. Šis jaunas žmogus naujasias technologijas, internetą ir taip toliau naudojo, aprašydamas ir skleisdamas Dievo Eucharistijos stebuklus, kitaip sakant, panaudojo modernes technologijas
geriems darbams. Ir šiandien yra didelis užtarėjas, jis mirė jaunas nuo leukemijos, kraujo vėžio, bet daugybei šiandien pagelbsti savo užtarimu. Vaikams esu pats matęs, įsitikinęs tuo ir todėl bažnyčia skubėjo jį paskelbti šventuoju, nes jaunimui reikalingas gražus pavyzdys jaunas žmogus, kuris gali būti mums pavyzdžiui padrasinti mus taip pat gyventi kelionėje tikėjimo, ieškoti Dievo ir liudyti kitiems. Kristaus atsimainimas ant kalno artimiems mokiniams, aišku, čia vėl Petras, Jokūbas ir Jonas. Jeigu prisiminsite tą vietą, kur Jėzus išgydo mergaitę, prikelia mergaitę mirusią, kada visi jau sakė, nesivargink, jau mergaitė mirusią, nieko nepadėsi, išvaikė visus verkiančius ir pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną. Jie buvo tas vidinis ratas, tie žmonės artimi Jėzui, net pasirodo ir Jėzui daryti stebuklą, reikėjo aplink žmonių, kurie tiki, kad tai įvyks. Aš manau, Dievui viskas yra įmanoma, bet kaip yra svarbu, kaip yra gera, kad tu turi vienminčių kažkokioj vienoje ir kitoje srityje, o ypač tikėjimo kelionėje. Taigi, jų akivaizdoje atsimaino Jėzus. Aš manau, jeigu mes pamatytumėm Jėzų atsimainiusi jo dieviškoje šlovėjai, jeigu mes vos tik pasakę maldą galėtumėm išgirsti, gauti jo dovanų, pasveikimo malonių ir kitokių dalykų, greitai ir staigiai šlovintumėm jį. Bet visi tie mokiniai, kurie matė atsimainiusi Jėzų, kurie išgyveno daug stebuklingų ženklų kartu su juo, vis tiek turėjo dar kartą iš naujo išpažinti, nes kada Jėzus vis dėlto Mozė ir Elijas, tie du žmonės ant kalno, patvirtino Jėzaus misiją į Jeruzalėje, kad jisai mirs, kad jisai turės sumokėti tą didžiąją baisią kainą už žmonių nuodėmes, taip juos atpirkti, taip tarsi restart, kaip sako, padėti žmonėms atsinaujinti, atpirkti žmonės ir suteikti naują gyvenimą, gyvybę, nugalėti mirtį ir nuodėmę ir apdovanoti gyvenimų žmonės. Bet vėl čia mums reikia priimti tikėjimu tą. Aišku, balsas iš dangaus šiandien paliudija, kad Jėzus yra Mesijas, kad Jėzus yra mylimas Dievo sūnus ir kad Jėzus Kristus, visi kiti ženklai, aukštas kalnas, mes visi puikiai žinome, kad ant Sinajaus kalno jis nėra toks labai aukštas, maždaug apie 2,3 km, turbūt pagal mylės būtų kokia 1,5 mylios aukščio, tik tai Kolorado kalnai žymiai aukštesni, o nekalbant apie pasaulio aukščiausius kalnus. Taigi Sinajaus kalno Mozė gavo įstatymą, 10 dekalogą, 10 Dievo įsakymų ir sudarė sandorą su Mozė, su tauta Dievas su tauta per Mozę. Todėl šiandien buvo ir Mozė, o Elijas yra pranašų, atstovauja visus pranašus, kurie kalbėjo Dievo vardu. Taigi šiandien noriu priminti mums šis sekmadienis, jo prasme, kad Kristus yra naujo tobulo buvimo, Dievo buvimo su mumis ženklas arba simbolis. Jis pakyla į naująjį Sinajų, kad duotų pasauliui naują sandorą, pirmosios sandoros pilnatvę. Jis yra aukščiausias tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, pranokstantis Mozę, Eliją, kurie jame susilieja. Taigi mes džiaugiamės galėdami išpažinti Jėzų, galėdami klausyti jo, ypač dalyvauti jo meilės įsakyme, nes šis laikas, šventas laikas ir skirtas mums pakeisti save, malda, išmalda, pasnikais, pažinti, labiau pagilinti savo ryšį su Dievu ir jame gyventi. Tad linkiu visiems sėkmės gavėnios kelionėje, tikėjimo kelionėje. Jeigu jums bus sunku, nenusimenkite, žinokite, jeigu bus sunku ir tamsu, tai reiškia, Dievas tikrai išbando tavo tikėjimą, nes tikėti šviesoje lengva, kai tau viskas sekasi, kai viskas gerai, kai gali vos ne pasakai ir įvyksta, bet tikėti tamsoje, tai jau čia yra tikras tikėjimas. Bet atsiminkite, kad tamsiausias paros laikas yra
prieš pat aušrą. Visada būkite stiprus tikėjime, tegul Viešpats mus laimina savo malonę ir primena mums, kad mes turime taip pat atsimainyti, šventėti kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Šis laikotarpis tam mums ir skirtas. Dieve padėk mums. Amen. Kad galėtum džiaugsmingai švęsti Velykas. O dabar visus kviečiu išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, Viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, šaukimės garbingiausiojo Viešpaties, tiesos žodžiu jis mums duos gyvybę, te pripildo jis mus ir savo malonių. Į bendrą maldą atsiliepkime. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Melskime už šventąją bažnyčią. Tegu Abraomo Dievas joje palaimins visas žemės giminės. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Te laimina Dievas tuos, kurie laimina Kristaus vietininką popiežių. Te apšviečia jam prieštaraujančių protus. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Melskime už valdžios žmones ir jų patarėjus. Te pripažįsta jie garbingiausiai Viešpatį. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Melskime už tiesos ieškančius žmones. Atsimainęs Jėzus te apšviečia jų akis. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Melskime už tuos, kurie alksta, kurių gyvybei gresia pavojus. Tegu krikščionys susilaikydami šiandien parūpina duonos vargšui. Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk. Už mirusius. Aldona Juozevičienė, Magdalena Bartusevičienė, Juozą Vilčią, Sofiją ir Bronių Miliauskus, Onutę Kostą Vytautą Juškaičius, Vincą Sendą, Daną ir Romą Norvaišus, Juškaičių, Miliauskų, Urbonų šeimų mirusius, Violetą Joaną Salučkienę 10 metų, Jorintą Makuškienę 4 savaitės po mirties, Alvydą Lukauską 30 dienų, Oną Kunickienę, Joną Kunicką, Joną Macaitį mirė šią savaitę, Vytautą Vincą Gricių 30 dienų,
Orūną Masiulį 20 metų. Luis Radžers, mūsų choristą, mirė penktadienį. Ir už visus tikinčiuosius, kurie paragavo mirties, maldaukime Kristų apsireiškusi, kad sunaikintų mirtį. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Dievo palaimos meldžiame kunigui Gediminui Keršiui gimtadienio proga. Sveikatos ir Dievo palaimos meldžiame Milton Passion ir Agniai Jurkutei. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Tegu šios bendrijos nariai, gavę iš Dievo šventąjį pašaukimą, aukoja savo kančios dalį Evangelijai skelbti. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Viešpatie globok žmonės, kurie pažįsta didį tavo gailestingumą, suteik jiems duonos reikalingos jų kūnui ir uolumo, kad atvertų sielas tavo maloniai, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Aukos liturgiją galime sėdėti, kaip visada dėkojame Jums už aukas mūsų bažnyčios išlaikymui. Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas maloniai priimtų mūsų nuoširdžias maldas, mūsų gražias giesmes, šią mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš mūsų rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę,
o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Mišių auka Viešpatie tegul mums naikina kaltybės ir pašventina tikinčiųjų kūną ir sielą Velykų šventėms. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie visagali Tėve amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis paskelbęs mokiniams apie jo laukiančią mirtį, ant švento kalno jiems leido išvysti savo didingumą, kai įstatymas ir pranašai paliudijo, kad per kančią einama į garbingą prisikėlimą. Todėl mes draugė su dangaus angelais ir galybėmis čia žemėje giedame tavo didybei nesibaigiančią giesmę. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave Viešpatie prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias paaukotas duonos ir vyno dovanas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, Jėzus paėmė duoną, dėkodamas ją laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Minėdami mirtį ir prisikėlimą mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad mus kiekvieną pašauki tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus šios Kristaus aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, Čikagos kardinolą Blažiejų, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus, visą kunigiją, visą vienuoliją ir visą atpirktąją žmoniją.
Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, mūsų artimuosius, bažnyčios geradarius, visus tuos, kuriuos šiandien prisimename, ypatingai neseniai mirusius Alvydą Lukauską, Vytautą Vincą Gricių, taip pat Jorintą Makuškienę ir šią savaitę mirusį Joną Macaitį ir praktiškai vakar turbūt mirusį mūsų choristą Louis Rogers ir visus mirusius, kuriuos šiandien tau pavedėme, priimk savo malonėje ir visiems baigusiems tavo malonėje žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugę su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Visi atsistokime ir sujunkime savo širdis ir gyvenimus Dievo vaikų maldoje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė, garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių ir klaidų, bet savo bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Štai tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes,
Esame laimingi, kad esame pakviesti jo puotą ir jo gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mus amžinajam gyvenimui. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi, klausykite jo, skelbia dangaus tėvas. Kviečiu komunijai.
Parapijos pranešimai. Kviečiame visus į bendruomenės šventę kovo 15 dieną, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventę pradėsime 11 val. Šventomis mišiomis, o po jų bažnyčioje 12:15 po pietų vyks koncertas, kurį atliks du talentingi ir plačiai žinomi pianistai - Diego Tornelli ir Rima Povilioninė. Vėliau šventę tęsime parapijos salėje, kur lauks jaukus pabendravimas. Nuoširdžiai laukiame visų. Norime vėl priminti dėl vajaus iš kartos į kartą. Dar dalis parapiečių ir svečių neatsiliepė ir nesugrąžino pasižadėjimo kortelių. Būtų labai smagu, kad galėtumėm greičiau pasiekti parapijos tikslą. Kviečiame kuo greičiau apsispręsti ir paaukoti pagal savo galimybes. Esame labai dėkingi visiems, kurie jau atsiliepė ir paaukojo parapijai. Jeigu praradote pasižadėjimo korteles, prašoma kreiptis į kunigus arba skambinti į parapijos raštinę. Ačiū už jūsų supratingumą. Daugiau informacijos rasite parapijos laikraštėlėje. Gražaus sekmadienio. Nuoširdžiausi sveikinimai kunigui Gedeminui gimtadienio proga. Labai gaila, jis negalėjo atvykti, nes susirgo vargšas. Atlikinėjo savo pareigas bažnyčiose, bet prakščiai vos prakalba ir neprakalba. Tai manau, turėsim progos vėliau kažkada pasveikinti, bet ačiū Dievui, kad pasimeldėm už jį. Kunigas Gediminas gimęs iš tikrųjų vasario 29 dieną. Jo gimtadienis būtų kas 4 metai. Bet mama, supratusi, kad vaikui kas 4 metai švęsti gimtadienį būtų biškiai skaudu, kai visi vaikai švenčia kas metai, užrašė į kovo 1 dieną. Taigi tikrai Dievas tegul jį laimina, jo tarnystę, o meldžiam taip pat geros sveikatos, dar jaunas, pailsės, atsigaus ir vėl tarnystėj bus. Kažką dar norėjau sakyti, bet matyt meluot norėjau, kad pamiršau. Ačiū Jums visiems už maldą, visi tie, kurie išgyvenate netektis, būkite stiprus. Jėzus sako, gyvenimas tik pasikeičia, bet nenutrūksta. Reiškia, yra gyvenimo kita forma, kitas lygmuo. Būkime tikėjimo žmonės, tegul tėvas Abraomas, kuris išlaikė tikėjimo egzaminą ir tapo visų mūsų palaiminimu ir tikėjimo protėviu. Tegul dangiškas balsas iš dangaus, va kaip tie varpai, ką tik suskambo, kuris primena, kad šitas yra mano mylimasis sūnus, kurio geriuosi ir klausykite jo. Klausykime Jėzaus iš tiesų. Jėzus mus moko 2 dalykų. Turbūt vaikai galėtų pasakyti, kurie ruošiasi pirmai komunijai. Kamilė, ką Jėzus mus moko? Mylėti Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą taip, kaip save mylime, ne? Gerai. Tai mylėkime, gyvenkime meilę. Pasaulyje daug neapykantos, net tarp tikinčiųjų, nesusikalbėjimo. Jeigu ieškosime skirtumų, jų rasime daugiau, negu kad jų yra. Ieškokime tai, kas mus jungia. Ir būkime palaiminti pagal Kristaus pažadą. Viešpats su jumis. O, tiesa, dar maldą nesukalbėjau. Melskimės. Priėmę garbingus sakramentus, visa širdimi dėkojame tau Viešpatie, kad mums dar gyvenantiems žemėje jau leidi ragauti dangaus gerybių. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Gražaus sekmadienio ir gausios Dievo palaimos. Viešpats su jumis. Te palaimina mus visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi mus visus Viešpaties malonė.